Aš, blemba, taip nenoriu niekur varyti. Jūs neįsivaizduojat. Ta prasme, aš per plauką nuo to, kad pasimčiau apartamentus ir pasikeičiau skrydį ir būčiau čia dar 3 naktis. Greičiau, kol nepersigalvojau. Greičiau, kol nepersigalvojau. Nu, o ką daryti, nes nebėra ką daryti. Aš galvoju, dabar jeigu mašiną man reikia atiduoti, jeigu aš nespėju, aš pasilieku oro uoste su maišais, kuprinėm ir lagaminais. Ir ką tada daryti? Miegot po tiltu kur nors? Ne. Man jau yra perkepusios smegenys. Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Ei, karvytės. Bū. Tokia dėžutė prasipjaunama. Ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduojat, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Persistačiau mašiną į nemokamą vietą, dabar atvažiavau prie jūros į vieną blemba gerą gatvelę. Čia kodėl aš anksčiau neatvažiavau? Restoranas prie restorano. Gal kažkur ir prisėsiu. Dabar reikia išsirinkti kur. Čia Indian food. Nemanau. Karambinka. Pizzerija. Čia pizzerija. Blemba niekaip neapsisprendžiu. Per daug pasirinkimą. Visur čia taip jaukiai, tas siauras gatvelės, staliukai. Labai faina, norisi visur pabiškai pabūt ir iš to gaunas, kad nebežinau, kur sėstis. Žodžiu, gavau iš Tinderio, iš Tinderio mečo. Sakau, davai, gal nori pasilikti, sakau, dar porą dienų, nes jinai irgi išvažiuoja šį vakarą, išskrenda šiąnakt į Lietuvą. Jau baigęs atostogas, sakau, gal nori dar porą dienų pasilikti. Galvau, kad būtų pigiau dviese kažką išsinuomot 3 naktim. Ai, bet sako, jau man užteko, nes jinai savaitę buvo čia. Sako, man jau užteko jau laikas namo. Tai aš dabar kažkur vis dar aš blemba, taip nenoriu niekur varyti. Jūs neįsivaizduojat. Ta prasme, aš per plauką nuo to, kad pasimčiau apartamentus ir pasikeičiau skrydį ir būčiau čia dar 3 naktis. Per plauką. Nu, išsirinkau šiaip ne taip. Tik tais buvo sunku išsirinkti, ką valgyt. Noris kažkaip seafoodo noris, jūros gerybių kažkokių, nes kiaulienos tikrai ne vištienos, kiaulienos, vištienos, jautienos galima namuose įsivalgyti, o esant prie jūros noriu valgyti jūros gerybės, nes tu žinai, kad yra šviežia ir ten, pavyzdžiui, čia prieš 2 dienas, kur valgiau oktopusą aštunkojį, tai labai skanu buvo. Tai nepatikėsit, ką užsisakiau, nesu gyvenime valgęs. Tai yra swordfishas, grilintas swordfishas. Buvo dabar lietuviškai, tai kepta kardžuvė. Nesu valgęs. Ir česnakinės danelės pasiėmiau jų tos legendinės. Tai vat, blemba, einu aš dar pasižiūrėti variantus, kur galima būtų apsistoti, o gal iš viso daryti tokį niekur neapsistoti, parke miegot. Įsivaizduojat, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Dar laiko yra, blemba. Gerai, einam pažiūrėti dar variantų. Nu, va, atnešė kardžuvę, toj parodykim, kaip atrodo. Atrodo kaip paprasta žuvis turbūt.
Įdomu, kokio skonio yra. Kažkaip per peilis. Kaip lopetėlė. Šiaip patogus visai. Skanaus. Tiesą pasakius, pats žuvies skonis, žuvis kaip žuvis, sakyčiau. Nėra kažko tokio išskirtinio, bet labai skaniai iškepta. Pagrilinta skaniai. Ir prieskonis skanus. Tai praktiškai tu su tokiu ruošimo būdu gali bet kokią žuvį skanę padaryti. Nu, blemba, reikėjo gal pasimti man tų midijų grilintų. Tiek aš norėjau visą kelionę ir nepasiėmiau. Žodžiu, dabar einam prie rimtesnės temos. Blemba, radau variantą, kur apsistot. Tai yra miestelis Santa Cruz, kur aš vakar praeitoj serijų matėt, buvau, kur lėktu prie pat oro uosto. Kodėl ten? Todėl, nes jeigu mašiną šį vakar 11:30 atiduodu, galėčiau ten ir apsistot. 3 naktis, 135 svarai. Plus lėktuvo bilietus pasikeis čia M5, 200 svarų gaunas. Man čia dar būti 3 naktis. Nu, šį nėra daug. Aišku, bus dar išlaidų ant maisto, dar kažko. Aš viską kaip ir apkeliavęs esu jau. Mašinas nebereiks. Tai tiesiog pailsiaučiau. Ką daryt? Jaučiu, aš tuoj paimsiu ir padarysiu. Tuoj aš paimsiu ir padarysiu. Dar viena problemėlė tai, kad reiks darbui sakyti, nes į darbą turėjau 4-dienį jau eiti. Reiks kažką pasakyti. Matot, ant kiek aš noriu čia pasilikti. Greičiau, kol nepersigalvojau. Greičiau, kol nepersigalvojau. Viskas, apsisprendžiau, pasilieku čia dar 3 naktis. Net rankas dreba man. Greičiau, kol nepersigalvojau. 0329 67. Eik, tu nafik, paspaudžiau bilietus jau keistis. Greičiau, taigi tuoj persigalvosiu, bus negerai. Bet aš jau nebepersigalvosiu, man atrodo. Aš tiek užsidegęs, kad sakau, netgi desperatiškai galvojau, gal parke netgi miegot. Viskas, hebra. Viską susipirkau. Atostogas tęsiasi. Negaliu patikėti. Žodžiu, dabar tuoj kylu, važiuosiu į kitų apartamentų, į kitą miestą. Pasidėsiu šmutkės. Įsikursiu. Ne, pirmą važiuosiu iki parduotuvės, kol dirba šio bei to nusipirkti, nes aš paskui mašinas neturėsiu. Tai reikia šiek tiek nusipirkti kažką. Ir tada važiuosiu iki to apartamentų, pasidėsiu daiktus ir tada važiuosiu neužilgo į oro uostą vėliau. Atiduosiu mašiną ir kažkaip tada jau reiks nuo oro uosto nusigauti iki tų apartamentų. Ten gal valandą kelio eiti, gal ir su taksinu važiuosiu. Bet čia jau nebesvarbu, nieks nebesvarbu, žinokit, čia jau svarbiausia aš čia 3 naktis dar bus kontento. Jūs primeskit, aš parašiau jam dar prieš tai WhatsApp'ą čia tam apartamentus tos, kur užsibukinau. Parašiau, ar čia bus privatus kambarys, aš būsiu viens pats ten, nieko neatrašė. Dabar jau atvažiavau į vietą. Žodžiu, išsikrovau batareiką, pasikeičiau, nežinau, kur pabaigiau pasakot, bet žodžiu, jisai skubu. Parašė, about your question, it's a shared room, tipo, be pasidalinimo į kambarys. Tipo, sakau, tu dėl ko prieš tai nesakė, nes aš jau čia esu atvažiavęs. Tipo, ar kažkas, žodžiu, 2 lovos vienam kambarį ir reiks su kitu žmogu mėgoti. Nesąmonė. Ką žinau, dėds koks bus, knarkintis, dar kažką. Ne, be šansų. Ne, parašiau canceling. Private room and food child is not available. What about Russia? What about in Costa, blemba, kaip Santa Cruz, pamaršau kaip vadinasi. Ir žodžiu, blemba, dabar situacija tokia, kad aš neturiu apartamentų pasiėmęs. Ir man mašiną reikia už 1,5 valandos oro uoste atiduoti. Ir kai aš atiduosiu mašiną, aš lieku su daiktais. Man reikia susirasti iki to laiko, kur su apsistot. Greitai varome bookingą, nežinau, į Airbnb kažką reikia žiūrėti, kaip čia cancelint. And update. Save. Blemba, šūdas. Gerai, ieškom kitų variantų. Eina savo. Žodžiu,
viską ir išbukinta, šiaip labai, sakė, busy, daug turistų visur. Tai žodžiu, visur yra arba nebent share rūmai, jeigu nori pigiai, o pigiausias variantas, kurį radau, kur būčiau viens pats, tai yra vėl į Funčelį atgal važiuojam. Man reikia atiduoti mašiną už valandas ir 20 minučių, gerai, kad Funčelis už 20 minučių važiuot, tai aš kaip ir spėju, bet dabar bukinos tą viešbutį, žodžiu, ant ir Funčelį ir 286 svarai. 3 naktis, bet ten jau su privačiu, sakau, žodžiu, ten jau prabangus viešbutis, žodžiu. Tai, nu, o ką daryti, nes nebėra ką daryti, aš galvoju, dabar jeigu mašiną man reikia atiduoti, jeigu aš nespėju, aš pasilieku oro uoste su maišais, kuprinėm ir lagaminais ir ką tada daryti? Mėgot po tiltu kur nors? Ne, viskas čia vienintelis variantas, viskas, užsibukinau, wear or update details. Yes. Всё, lėkiam atgal į Funčelį, greit reikia daiktus pasimest ir spausti į oro uostą ir tada iš oro uostą į Funčelį reiks vėl grįžti. Oi, va čia tai nuotykiai tęsiasi, blemba. Tas viešbutis, aš paskui, žinokit, papasakosiu, dabar reikia skubėti, karoči, žodžiu, iki lėkiam atgal. Monte Carlo, žiūrėkit, čia tai bent jau bus apartamentai. Kiek spėjau paskaityti, ten baseinas ant stogo yra. Vaizdas, pažiūrėkit, koks bus. Į panoramą visą eina savo. Kaip gerai. Davai, reikia skubėti, mes turim 20 minučių, reikia važiuoti į oro uostą. Čia užrakinta, kas čia yra. Kaip čia įeit? Pažiūrėkit, kaip gėrimų pridėta, va. Kas čia vyksta? Hello. I have a booking, I just booked half an hour ago. Half an hour ago? Yeah. What the hell is that? May I have your email, sir? The booking. Booking email. ESJ. No, just can you show me the reservation email, please? 1 second. What kind of room you are booked, sir? It's the cheapest one. So No, the single one. single, yeah. Check. tą maišą dėjau ant žemės, kardinė netgi suplyšo kažkokiu tai būdu. Išbėgo, alaus buvau pasiėmęs. Žodžiu, čia visai levelis šitas viešbutis. Visai lygis čia, pažiūrėkit. Įdomu, spėsim. Aida, man reikia parvažiuojant, dar reikia į degalinę užsukti, nes reikia grąžinti mašiną pilnu baku. Žodžiu. Ką tik čia bandžiau prisiparkuoti prie viešbučio ir ten tokia įkalnį ir kelios mašinos sustatytos ir tarp jų tarpelis buvo. Bandžiau įlysti ir pasistačiau taip ir priekį mašiną ir atleidau sankabą ir parėdėjau į priekį bingti tą mašiną. Tikrai apsižvalgiau, ar nieks nematė. Tepiau slides. Bet nieko neatsitiko, paskui apžiūrėjau, net nėra neįbrėžimą. Biškiai įsirėmė. Nieko tokio. Okay. Open the window, then you'll see the great views here, okay? The key, okay. I also wanted to ask, I saw, 1 second. So there is no Wi-Fi here, yeah? No, sir. So it says airport shuttle here. What is it like? There's a bus taking from the airport, or do you know anything about it? Okay, so the Great for Stay, that means which one you were asking about, sir? It's Airport shuttle. airport? Yeah. So does that mean like there is a bus? Yeah, included or we something? have
It's the taxi, sir. Okay, taxi service. Okay. Yeah, put settle. That's the settle. If you requested the taxi, then I can arrange for you taxi, but you have to pay. It's 30 euros. 30 euros. Yeah, pick up and drop. It will be 60 euros. Uh-huh. So if I go now to leave the car and I request for the taxi, so it's how much? 30 euros. Sir. 30 euros. Yeah. Okay, so is it cheaper or all the taxes the same price, if you know? No, sir. It's, the taxi is the same price. Same price. Yeah. Okay. Thank you then. Welcome, sir. Thank you. Короче. Kas čia? Opa, balkoniukas, seni. Balkoniukas mano, žiūrėk, ir baseinas po langais. Niekas čia nesimato dabar tamsoj, bet baseinas nuo 8 ryto iki 8 vakaro bus atidarytas. Žodžiu, papasakosiu daugiau, dabar jau reikia liekti ir žiaurę noriu myšti. Po pusantros valandos. Žiūrėkit, dabar atrodys, kad tiesiog sekantis kadras čia buvo, bet aš ką tik grįžau iš oro uosto, jau grįžau. Buvau palikęs kamerą, pamiršau, jau tik išėjęs į mašiną, apsičiupinėjau, žiūriu, nėra, bet žiūriu, kad nebėra laiko jau man jos grįžti pasiimti. Žodžiu, apšviesiu trumpai, kas nutiko. Ir nutiko tai, ko tikėjausi. Ir man pasisekė, ir viskas yra gerai. Žodžiu, numyniau iki oro uosto, jie laukė jau tą agentūrą. Ta pati mergička buvo, kuri man davė mašiną, kai aš atskridau, žodžiu. Su savo bosu laukė manęs, tai žodžiu, sako, išlipau iš mašinos, sako, nu, tau reikia trolio to vežimėlio lagaminams pasiimti. Sakau, biški, pasikeitė planai, sakau, man štai be lagamino atvažiavau, žodžiu, persigalvojau, nevažiuosiu niekur, jinai, tipo, ką? Sakau, prieš 2 valandas persigalvojau, sakau, atkėliau skrydį, pasiėmiau naują chatą. Sako, nu, tu duodi vaizdu. Tai kaip tu, sako, grįši? Neklausia, kur pasiėmė chatą, sakau, funčelį, žinai. Sako, tu kaip tu planuoji grįžti, nežinau, sako, tai va, aš kaip tik norėjau jūsų paklausti, gal jūs netyčia važiuojat į tą pusę? Sako, leisk pagalvoti, tiksliau leisk, sako, su bosu, paklausiu bosą, žinai. Na, paklausė bosas sako, davai, pamesim tave iki sostinę, nu, iki to funčelio, žinai, iš nuo oro uosto. Sako, bet gausi 15 eurų dar, nes jos darbo užmokestis valandinis toks yra, tai, žinai, už tą valandą, kur užtruks suvežioti mane pirmiau, gal jo, sakau, be problemų, nes šiaip taksas nuo oro uosto kainuoja apie 100 eurų, autobusai nevažiuoja, tai aš, būčiau vargęs. Tai pavyko, susitariau, pasišnekėjom, parvažiuojant, žodžiu, su tuo bosu ir su ją, čia viską papasakojo, kaip čia, papasakojau, kur buvau, žiauriai draugiški, parvežė iki pat viešbučio įvažiavimą čia. Tai žodžiu, apie dronus pakalbėjome, apie filmavimus klausė ir viso pagaliau grįžau. Prasideda antra Madeira 2.0 versija prasideda. Nauja vieta. Miestas tas pats šiaip. Nauja vieta, tiesiog nebeturiu mašinos ir dar nežinau, ką veiksiu, nes esu viską aplankęs. Rytoj galbūt ilsėsiuos, nes viešbutis čia yra blema čia yra didelis. Rytoj iš ryto varysim turą, pravesiu. Parodysiu, kur aš čia kaip, biblioteka yra, kurioje aš sėdėsiu tikriausiai, nes ten Wi-Fi ištraukė. O didžiausias minusas šitos vietos yra tai, kad kad šitam kambarį nėra Wi-Fi'aus. Nežinau, jau gal sakiau. Bet nėra interneto, o aš duomenų tai neturiu. Turiu likę 300 MB, nes 5 gigus man duodu užsienį. Tai žodžiu, reikia dabar galvoti variantus, ką čia daryti. Ar SIM kortelę nusipirkti, ar pasipildyti sąskaitą ir iš naujo tos 5 gigus, kuriuos aš taip pat vėl išnaudosiu. Biški užkris. Žiūrėt.
Išvažiavo jisai vienas pats atostogų. Antiek patiko, kad nebegali grįžti, nafik. Nėra tai buvę gyvenime, man. Nėra tai buvę gyvenime. Aišku, 4 dienas, 4 dienom tai biški gal ir mažai. Čia tikriausiai aš tai pagalvojau, dėl ko čia taip man šiandien buvo, dėl to tikriausiai, kad šiandien pirmoji diena, kad aš bent šiek tiek galėjau atsipūst ir niekur neskubėt. Ir pajaučiau, kad blemba visai fainai, nu tipo ne kad visai fainai, o pajaučiau tą tokį atsipalaidavimą pagaliau ir galvoju, biški aš noriu dar daugiau to atsipalaidavimo. Tai tikriausiai taip ir gavosi. Gerai, užtenka japint. Daug čia da problemų aš turiu, blemba, dabar man baiginėjas atmintis microSD korteliai. Aš jau kėliau į kompą atmintis baiginėjas. Ir turiu 2 external hard drive'us pasiėmęs, 1 terabaito. Čia jaučiu neįdomu, ką aš čia pasakoju, bet gal net nekelsiu. Nu, žodžiu, paklausykit vis tiek, kokios problemos. Reikės 2 terabaitų ir aš negaliu, ir aš anus pasiėmiau, bet nepasiėmiau, sakiau, prieš išvažiuojant, kad aš kažką pamiršiu. Kažką tai tikrai vis tiek pamiršiu, visą laiką tai būna. Kur jau sėdė traukiny? Būna, eina savo, nepasiėmiau kokio nors ten rozetės perėjimą. Šį kartą įsidėjau. Berot, pamiršau. Nepasiėmiau laidelio iš susikelt visus failus į external hard drive'us, dabar atmintis nebeturiu beveik. Ir rytoj ieškosiu laidelį nusipirkt. Kur nors tokį. Žodžiu, man dabar yra tikslai. Rytoj atsikeliu, aprodyt viešbutį. Dabar, dar kol neinu miegot, susirast internete, ką aš galiu veikti. Ką šitas dienas suplanuot veikt ir kokio kontento paduoti jums. Eik, tu durnas, aš čia visą laiką kalbėjau, o mikrofons čia, karač. Nu žinokit, nepykit, aš antrą kartą nekartosiu vis kažką čia ką tik pasakiau, tiesiog uždidinsiu garsą editindams video. Ir gal jeigu kur nors nesigirdės, uždėsiu subtitrus. Nu blemba. Ir dabar toliau kalbu. Ne, viskas man jau perkėpusios smegenys ir... Man jau yra perkepusios smegenys. Viskas tiek šiandienai. Tikriausiai gal dar pasijungsiu, bet jeigu ne... Labanaktis. Nu ką, judesys tęsės, dabar susiduriam su dar kitokiam problemom. Tai yra tai, jog aš buvau į kelionę įsidėjęs rūbų tiksliai tiek, kiek man reikės 4 dienom. Ir aš dabar ką esu apsimovęs, čia mano paskutiniai švarūs rūbai. Turiu dar kelias kojines, 3 gal, poros. Tai žodžiu, ką daryti. Metam į vonę, pasileisim šilto vandens, šausim muilą ir taip šiukų, taip šiukų, išpraminkinsim kokį 5 minutės, išgręšim, išskalausim, padėsim padžiaut balkone, turėsim triusikų. A ką daryt? Susiduriam su naujom problemom. Davai šilto vandens paduokite. Paduokite šilto vandens. Mums reikia plauti rūbus. Naktį, pusę 1. Bet jau man čia normalu. Ir pasidarysiu rytoj rytą be žadintuvo. Net nesistatysiu žadintuvo eidams miegot. Nors šiaip šįryt blemba. Kada čia tas šiltas bėgs? Šįryt šiaip buvau nusistatę žadintuvą nesąmoningai vėlai kažkodėl. Bet atsikėliau 2 valandas iki žadintuvo ir be žadintuvo, nors miegojau tik 5 valandas vėl. Aš nesuprantu, sakau, man insomnija, jeigu žinot, kas tai yra, prasidėjo. Bet čia gerai, man patinka. Man patinka tai, kad
O taip pat gyvena su daug įspūdžių, daug emocijų, linksma, gera ir smagu. Gerai, pilam, čia yra jaučiu rankų muilas. Cak, 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 cak. Ir zakačelinam. Ute, papa, ute. Ute, papa, ute, ute, papa, ute. Reikia pasidėti po keliais kažką, kad meiščiau būtų. Opa. Judam. Labą dieną su vištiena, su kiauliena, su arkliena, su bebriena. Kaip jūs gyvenate, kaip jūs esate išsilaikę? Aš, pavyzdžiui, šiandien pusdienį leidžiu savo neveikti nieko, net iš kambario neinu. Šitais iš registratūros atsinešiau arbatinuką, čeiniką liaudiškai vadinamąjį. Ir užsipilu šitais knorą biškį. Čia. Tokį, tada tokį dar užsipilu, nes neužteks man kitaip. Suvalgysim tuktuką, Filipinas vis dėlto, kur draugeliam nupirkau, tai pats dar suvalgysiu, noriu paragauti, paskui dar pirksiu gal iš naujo. Čia noriu parodyti labiausiai šitą grožį. Nu šitas grožis čia. Čia labiausiai grožis yra. Palaukit, biškį iš naujo padarykim šitą kadrą. Patrauksiu savo apatinį trikotažą. Gerai iš naujo. Tam, taram, tam, taram, tam. Šiandien galimai bus lietaus, mačiau orus. Ir sakiau vakar, sakau, tik atsikelsiu iš ryto, eisiu į baseiną, taip toliau, bet dar nebuvau nuėjęs tiek toli, dar nebuvo daeita iki ten. Tai žodžiu, pavalgysiu, gal dar biškį pagulėsiu, bet taip gerai pagaliu atsipalaiduoti ir nieko neveikti. Bet irgi nesinori dabar tiesiog, tai tada kam pasilikau, jeigu nieko neveiksiu, tai žodžiu pavalgau, atsiprausiu, nueisiu iki baseiną ir iki miesto šio bei to. Ką įsivaizduoju čia reikia? Tai jinai mėgsta šokoladukus, jinai mėgsta pavalgyt. Savaitės rifos. Dar pamiršau, baterijas pasiimti. Eik, tu kaip aš išsimegojau šiandien, tu jūs neįsivaizduojat. Dabar skaityk. Dabar yra 6 vakaro, aš tik dabar išeisiu iš viešbučio teritorijos pirmą kartą. Baseinę taip ir neišsimaudžiau dar. Rytoj pradėsim iš naują dieną. Ai. Taip ir neišsimaudžiau, bet lyt irgi nelyja. Žadėjau šiandien lietų, bet nieko. Kalnuose tamsu, apačioje šviesu, kaip ir priklauso. Žodžiu, jo buvo blemba, toks matyt pagaliau smegenis atsipalaidavo, kad nebereik lėkt. Tai atsiguliau, kažką darau, miegu, atsikeliu vėl, kažką nueinu iki tualeto, atsiguliu vėl išsikertu. Tada atsikeliu, pavalgiau, vėl užmigau. Tada prasibudau, žiūriu, jau gal 3 kokios buvo, kažką praskrolinau Instagramą, vėl užmigau. 4 kartus išmegau, taip, nežinau, atsiėmiau žodžiu už visas tas 4 naktis prieš tai. Tai taip būna, kai į skolą gyveni, paskui reikia kažkokiais būdais atiduoti. Važiuokit, čia yra ta biblioteka, skaitos, kur tipo ateiti internetą pasiimti, nes čia tik tai traukia internetas, o kambarį nėra Wi-Fi'aus. Ai, vakar parašė vienas draugelis, sako, žiūrėk, kas čia. Senovinis kažkoksai kasos aparatas. Sako, nes aš sakau, eisiu į miestą, pasiimsiu gal kokią SIM kortelę. Ir žodžiu, nes duomenų man reikia, nes neturiu mobiliųjų. Sako, taigi seilį pasiimk. Nežinau, žinau, dabar čia skambės kaip reklama. Bet man jie nieko nemoka, aš tiesiog noriu pasakyti, kad pirmą kartą pabandžiau šitą seilį pasiimti per 5 minutės. Internete nusipirkau planą, kadangi telefonas eSIM palaiko, tai viskas pasijungia, iš karto pasiėmiau 10 gigų.
kainavo gal $16, kažkas tokio. Eurais, 14 ar 13 eurų, kažkas tokio. Tai labai patogus ir geras dalykas. Kas čia per gėrimai išrikiuoti? Kažkas salų, kažkas kažką. Žodžiu, įskaičiuota iš tikrųjų yra pusryčiai. Vakar, kai atsikrauščiau, sako, nuo 8 iki 10 tau rytais pusryčius ateik pavalgyti. Bet šįryt aš pramegau, jau buvo po 11. Šiaip pats buvo po 9, bet aš pamiršau, kad pusryčiai man priklauso. Gerai, kur einam, mums reiktų kažkur centriuką dasipirkti pragyvenimui būtiniausių dalykų. Tai yra prausimuisi kažką, dabar su rankų muilu tiesiog nusiprausiau viską ir galvą biškį su rankų muilu išsiplovau. Ką dar man reikia? Vandens reikia, porą bambalių, užkandukų ir viską. Šiandien taip tik tais išeit, kad nebūčiau visą dieną viešbutį prasidėjęs, nors norėjau iš tikrųjų, nieko nebesinorėjau veikti. Blemba ir toks vienu metu kaip ir moralkės biškį, galvoju, gal jau nebereikėjo man čia pasilikti, gal jau man čia būtų užtekę ir taip. Bet po to galvoju, blemba, jau pasilikau, tu ko aš dabar apsikraunu, taigi reikia varyti kažką daryti, gyventi, pasidžiaugti dar. Tiek norėjai. Dabar jau neaišku. Rytoj dar visą pilną dieną turiu, tai rytoj varysim, nesu sugalvojęs dalykėlių tokių, pamatysite paskui. Ir poryt irgi bus laiko dar iki vakaro beveik. Atsipalaiduok, Eimantai. Atsipalaiduok. Prasukom pro čia aš čia buvau, man atrodo, pačią pirmą dieną. Kai vaisius pirkau už 35 eurus. Pasiėmiau pončą paragauti, nes aš pirkau ją iš parduotuvės, tai parduotuvinė tokia biškis spirituota. Čia skaitos natūraliai, čia jie vietoj šitais daro. Tai paragaukim. Nu jo, jinai, čia ne kokteilis, čia jinai stiprokas gėrimas, blemba. Tipo pasifloro, sulčių, romas, bet romo tai čia toks pem, sakyčiau. O jau kokios gražios merginos. Ei, merginos. Kas čia per tusovkę vyksta? Čia kaip lietuviški, Lietuvoje lietuvių liaudės šokiai, čia Madeiros liaudės šokiai. Užsidėję, pažiūrėkite, kokios kepurėlės jokingos. Kaip teletabiai. O, sorry. Pončia. Kokį tu pončius įvairiausios skoniai ir aš originalią ragavau taip su apelsinais ir pasiflorų sultim. Jūs pažiūrėkit. Turbūt kamera to neperteiksi, bet va čia yra priežastis, kodėl aš taip nenorėjau namo važiuoti. Ypač dabar iš viešbučio dar atsidarai duris ir vat praktiškai tokį vaizdą matai. Šiek tiek šiurpas net perėjo vėl. Tuo labiau, aš toks nežinau, kažkokia meniška siela esu vis laikai, pavyzdžiui, būna atostogose ir tokiose vietose, kaip, pavyzdžiui, Malta buvau prieš 2 metus ar Kipras ir tu žinai, kad greičiausiai ten daugiau antrą kartą gyvenime nevažiuos. Ne dėl to, kad blogai buvo, bet dėl to, kad noris, kitoj pasaulį pamatyti, kitas šalis, kur dar nebuvęs. Ir tokia kaip Madeira, pavyzdžiui, aš jau praktiškai viską kaip ir būsiu matęs. Ir tu žinai, kad šiuo metu gali dar pasidžiaugti, pasižiūrėti. Ir atsiminimai liks tiesiog visam likusiam gyvenimui. Įspūdžiai. Ta proga noriu droną paleisti. Čia esu prie šitos gatvės, kur bėga ta levada. Tas kanalas, kur subėga vanduo iš kalnų. Šiandien kas keista, nenufilmau, bet beveik nebėga ten vanduo, nes nelijo paskutinės 3 dienas iš viso. Tai kas yra, sakyčiau, man labai pasisekė. Noriu pakelt link pro tą levadą, praskrist, pažiūrėti, kiek jinai ilgai eina ir kaip tai atrodo iš viršaus. Keliam paukštį. Comme
up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. My love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you. I got you. Been down, I stay close. Storm hit, I ain't let go. You the one I don't second guess. Late calls, I be pulling up. Never could I give you up. Got it bad, I must confess. And I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your touch. I just wanna give you my love. I wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love, my love, my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you. I got you. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you. I got you. Meskit akį į viešbutuką mano. Matos užrašym kažkiek Monte Carlo. Reiškias Karlo kalnas. Arba dar labai lietuviškiau Karolio kalnas. Karaliaus. Galvoju, vakarėjant dar galėčiau iš savo tos terasos droną paleisti aplink viešbutį. Maždaug, kad pamatyt, kokioj jis vietoj stovi. Ir šį vakar sėdėsiu terasai. Sėdėsiu šį vakar terasai, žiūrėsiu į miestą. Vakar šito nebuvo laiko išnaudoti. Ir rytoj vakare galėsiu. Todėl išnaudosiu būtinai. Vakarėja, jau vakarėja.